Labryt, važiuojant sportuoti. Šiandien planas ir pasidaryti pečius. Nerasta, nei hantelį, niek nekels, tik tą darys tus visus stumiamus pratimus, kad turėsi į viršų kelti, į bišką aišku pagalbinių. Tai tus pasidarys, šiandien tik vien tik į pečią pasidarimu ir viskas, daugiau niek nedarys. Vakar buvau laukį, šiaip gera, kad buvau vakar laukį, nes sportuoti, nes šiandien lyn, blogas svoris toks visai. Ir toks, kaip dažnam man pasitaik, kad važiuoja nelauk sportuoti, toks geras svoris pasitaik. Ir sneiga, biškai apsikasiau sneiga vakar, bet nebuvo nei sneigų, nei lietaus. Šiandien tai kaip +1 laipsnis, tai toks šlapdribėk biškai. Tai šiandien pasidarys pečius ir šiandien viskas bus vien pečia, o antrą treniruotę iš eilės. Retą tepeinu, dažniausiai enkas antrą dieną, bet jeigu jaut, kad esu pailsėjęs, atsistatęs, nepersitreniravęs, tai varau, tai kartas į antras iki. Tai judu link salės. Aplama tą prieš bet kokį treniruotę, toks geras pratiems ir tik šlauts lasda, nežinau, berods esu kažkada senaruotė. Tai, pasiėm ir pečiam tokim prieš pečių darim, prieš betkom aplama tokius pralanksta visus pečius, tokius paliekt tokiai, ką pasakyti, tokiai lankstesnį, geresnį pečiai. Tai kam jį sunkiau, gal pasiimti gumą, susidėjoti ir sukinėti aplinkau. Aš jau ilgą darau, tai man įpratėm pečiai jį, tai aš su lasda darau. Nes to vieto, ką paėm, čia nieks nesitempia, tik to vieto tą gal sukinėti. O su gumų biškai, čia jau to vieto gali ištempti, į priekį biškai labiau, tai lengviau pečiai prasivažiuos. Tai toks labai geras pratims, prieš pečius ypač, kaip jau sakiau, prieš betką labai gerai, prieš pirtupims, prieš tongas, kaplendį, po štongą. Tai tokie padarau 10-15 kartų. Biški taip šitą, vien ranką sukinį. Tai tokie visur. Tokie, pasakyti, tokie sveikesni, geresni pečiai palikti. Lengviau viską daryti ir tokių pratimų nei jokiai sąnariai neskauda. Pečių tai toks labai geras. Pralaužėms, tik tą žiūrėkit, pajauskit pats, kad nereikėtų, kad nebūtų per daug, per didelį laužėm. Taip šitą, jeigu laužtum, gal jau persilaužti. Pažiūrėkit pats, pajauskit. Tai toks mini apšilimins, vienas iš pratimų. Ir apšilau, užsidėjau vėl 92,5. Norėčiau 3 kartus pasispausti. Nežinau, kiek išės, bet kiek išės jau tiek išės. Tai dabar biškį pailsėjau. Ta prasme pailsėjau, nuštongas darydavau su smitu biškį. Tuokiusi dabar po biškį po kiek laik perėjęs nuštongas vėl. Tai toks biškį pamainau ir išėnį naudą paskiau. Po biškį dasidėdi. Gal pagalbinis darys dar šiandien su smitu. Tai dabar ta bus vien serijai spaudėm, katrą noriu padaryti. Banda, neišėm vis tiek paspausti. Užstringytas paskutinis 3 spaudėms. Dabar kiet pratėm, kaip ir sakiau, darys čia šitą staklės. Spaudėm į viršų. Užsidėjau svorį. Pažiūrės, gal dar trūks biškį 2,5 kg arba po 1,5 dar iš šono. Tai stengsiu daryti po 12 kartų. Jeigu matys, kad išėjant daugiau nei 12, tai darys po 13, 14, 15. Pamenu, kad varžybos toks teisės stiprus. Pats buvęs
Galiūnas. Tai sako, kap nori pramušti tiek spaudėm. Man sak padėdavo, kap po tų spaudimų sakiau, prieinči šitą, prisak staklius mit ir dara ten po 12-15 pakartojimų. Tai čia sak prieš kokius 4 metus jaučiu. Tai tokiai žodžiai įstrėk ir mėginu ir aš daryti. Kad ir kiek atsileikti, bet čia nuo kitų pratimų. Tai stengus pramušinėti. Tai dabar darysiu 12 kartų. Jeigu išeis, nežinau kiek išeis, gal tik 8-60 gal. Ir teik. Nebeišėjai daugiau. Kiek suskaičiavau, tai 13 buvo. 12, ne 13. Poilsiaus darau tai tada, kad pails. Tai, nežinau, laik neskaičiau. Vis laik darau tad, kad pails. Dabar atsistačiau, tada pasidarys dar tik vien seriją. Stengsiuos 12 kartų irgi. Nu ir dabar pasiėm su nedideliu svoriu, nes praeitį dariau su didesniu svoriu su tokį biškį. Užsimetim, o dabar pasiėm, hantelis tokį pakeliam svoriu, tai taip nukuoju, darau taip tvarkingą į šoną. Porą serijų pasidarau, vien pasidariau, paskutinį pafilmaus. Tai, nu taip įgaunas pradedu ir varau. Nu, va taip šitą 2 serijos. Dabar į priekį pasidarysiu. Seniai bedariau su hantelės į priekį. Tai nesu štongų šį kartą ir su hantelės bus. Tai va tokie paprasti pratimą pagalbinė. Tus įprastus toks pasidarau. Naują nieką. Taip ir pumpaujam. Nu ir į priekį tas pats principas. Aš stengiuosi daryti. Vien rong, paskiau ket, vien, ket, taip.
Taip įvara. Irgi neskubant, taip stengtis, jeigu lėčiau daro iš raumens, taip be jokių išsimetėm, kiek išėjant. Kažką fein rank sunkiau kelm, kit lengviau, kairė sunkiau. Paskutinis pratims, pečių galvo pasidarau irgi 2 serijas. Toks geras pratims, tas kažkur net paroj 1000 žmogus. Seniau kaip pačio pradžioda, tai iki dabar tą darau. Tai labai geras pečių galvas, tai labai gerai jautas tik tą. Taip. Turi išmokti ant pajausti ir didelis svorios baisiai nėra. Šiam 5-6 kg ir užtenka pilna. Taip šitą rankas. Delna į išorį ir pabiškį. O, kaip ir viskas, pasidaryti vis pratimą, tai tokį spaudimą, visokį kelimą. Šiandien be rastą, kaip ir sakiau pradžio, be jokių rastų, hantelių į viršų, tom didžiųjų hantelių ant vienos rankos kurį. Tai teik tokį trumpesnį treniruoti, kitam sykiau reikės parodyti jau koks pritupims arba trauką, kaip dirbas. Jis vis laik dabar į sekmadienis ir į polmonį, į polom spaudimų dėhint vis laik dažniausiai. Tai kiek pafilmaus kaip trauką arba pritupimus ir tas bus lygiai už savaitę, tai lygiai už savaitę susimatysim. Iki kiek kart, iki.